Sveiki. Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius, su jumis sveikinasi Dainius, ir apžvelgsime svarbiausius ateinančios savaitės įvykius rinkoje. Iš tikrųjų, savaitės pastarosios pakankamai judrios, pakankamai, sakykime, daug volatilumo matome, būtent vienas iš tokių veiksmų, dėl ko taip vyksta ir vasara tikrai nenusimato rami, dėl to, kad šį mėnesį laukiamas yra Britų balsavimas, referendumas būtent dėl pasitraukimo iš ES, ar Britai liks, ar išeis iš ES, čia, sakykime, yra toks pagrindinis riziką keliantis veiksnys rinkose ir tai įtakoja daugelį investuotojų elgseną. Netgi pasirodė, kad po pertraukos Džordžas Sorošas grįžta į rinkas, ir tai pakankamai skambiai grįžo į rinkas, uždarydamas daug akcijų pozicijų ir, sakykime, nukreipdamas kapitalą į auksą. Pakankamai toksai, sakyčiau, gudrus žingsnis, žinant rizikos faktorius, iš tikrųjų dabartinius, kurie susijęs su Brexito galimybė, nes vis dėlto tokie įvykiai gali supurtyti aplamai visas finansų rinkas ir, sakykime, saugumo paieškos jau matomos rinkoje. Ateinantį savaitę iš tikrųjų pakankamai aktyvi, aišku, vėlgi ta pati tema Brexitas ir toliau laukia, tačiau turėsime ir daug svarbių ekonominių pranešimų ir, aišku, dolerio stiprėjimas, kuris prasidėjo praėjusią savaitę, žiūrėsime, ar jisai išsilaikys, labai didžiąją dalimi priklausys ne tik tai nuo Amerikos rodiklių, bet, aišku, ir nuo kitų šalių duomenų, kurie taip pat bus skelbiami. Vienas iš tokių svarbiausių momentų, ko laukiam ateinančią savaitę, šiaip pačios naujienas galite daugiau pasiekti Forex Factor LT mūsų tinklalapį, pasiekdami rinkos naujienų skiltyje. Ten jau yra tekstinė tokia naujienų apžvalga, o dabar apžvelgsime į patį kalendorių, konkrečiai į tokius esminius momentus, į kuriuos ateinančią savaitę labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai aišku, pats yra pagrindinis dalykas ir įvykis, kurio laukia traderiai, sakykime, nuo kovo mėnesio, tai yra būtent ketvirtinė ataskaita. Ketvirtinė ataskaita iš Federalinio rezervų banko, kur Federalinis rezervų bankas skelbia palūkanų normas, taip pat pateikia ekonominės projekcijas ateinantiems ketvirtiems, savo prognozijas būtent dėl palūkanų normų didinimo perspektyvos. Ir šios projekcijos yra iš tikrųjų kuom gerai, kad mums duoda, sakykime, sentimentą, ko galime matyti iš Centrinio banko. Tai nėra tik tai vienos Centrinio banko vadovės pasisakymai, tačiau visų valdybos narių, reiškiasi, pažymėti taškai, kokias palūkanų normas jie mato laike tam tikrų momentų. Tai, sakykime, mums padeda laike išsidėlioti lūkesčius, kuriuos mato Federalinis rezervų bankas. O tada mes jas lyginame tuos lūkesčius su rinkos lūkesčiais, nes viena yra, kaip mato Centrinis bankas padėtį, visa kita yra, kaip rinka mato padėtį. Ir iš tikrųjų rinka vis tiek įskaičiuoja visus faktorius, dar net ir, sakykime, greičiausiai, kad daugiau netgi faktorių įskaičiuoja. Ir mums, aišku, labiausiai svarbu, kaip rinka įskaičiuos. Naujienas pastaruoju metu praėjusią savaitę Federalinio rezervų banko vadovė Janet Yellen šiek tiek bandė nuraminti rinkas po prastesnių darbo rinkos rodiklių. Naujų darbo vietų sukūrimas išėjo išties labai prastas šį mėnesį. Tai yra gegužės mėnesio darbo rinkos rodikliai prastesni, bet jinai pasisakė, kad, kaip ir žinoma, logiška taip mąstyti, kad po vieno pranešimo nereikia jau drastiškai keisti perspektyvos, išlaikytas pakankamai optimistiškas požiūris ir, sakykime, aišku, pasisakyta, kad šį mėnesį neketinama keisti palūkanų normų, tačiau apie Liepos mėnesį ir vasaros palūkanų normų didinimo galimybės neatmetama tokia galimybė, tiesiog tai reikia sulaukti geresnių darbo rinkos duomenų. Tiesiog buvo tokia viena iš gairių nurodyta, kad jeigu apie 200 000 naujų darbo vietų bus sukurta, sakykime, pamatys mėnesį, kada tiek sukurta naujų darbo vietų, galimai gali grįžti prie palūkanų normų didinimo temos. Bendrai Amerikos vienas iš dabar mandatų, pagrindinis mandatas yra jau infliacijos, sakykime, tikslai, nes darbo rinkos rodiklių mandatas jau pilnai yra pasiektas. Bedarbystės lygis 4,7%, aišku, čia, sakykime, dėl sumažėjusio konkuravimo lygio šiek tiek jis yra išėjęs geresnis, bet šiaip apie 5%. Infliacijos lygis yra 1,1%, infliacijos didėjimas jisai nusimato ir jeigu ateinančią savaitę mes, po Federalinio rezervų banko, aišku, konferencijos bus skelbiami Amerikos infliacijos duomenys, mėnesinis infliacijos augimas, jeigu ir toliau jisai didės, galima tikėtis ir toliau optimistiško tokio, sakykime, tono dolerio atžvilgių rinkoje. Juolab, sakykime, kad bendrai tas risk-off sentimentas, kuris dominuoja rinkose, kada, sakykime, prasideda tokie įvykiai kaip Brexito
tikimybės jisai gali lemti toliau dolerio stiprėjimą. Vis dėlto į vieną pusę ir ateinančią savaitę, ir ateinančias keletą savaičių tikrai nerekomenduočiau prekiauti, tiesiog reikėtų akylai stebėti, labai daugelį instrumentų yra labai, sakykime, kada volatili rinka, daug intervalinio judėjimo, dvipusio judėjimo, traderiai nelaiko ilgų pozicijų, sakykime, toksai fiksavimasis ir tokioje aplinkoje, aišku, geriausia rinktis pozicijas su 2:1 pelno nuostolio santykiu, valdant riziką teisingos rizikos valdymo taisyklėmis, skaičiuoklėmis remiantis, na, kaip ir visada kasdienybė tokia traderio, nes be šitų dalykų, aišku, neapsieinama yra. Tai, aišku, ateinančią savaitę vėlgi pastaruoju metu rinka nelabai reaguoja į Anglijos rodiklius ir ateinančią savaitę vieni svarbiausių ir esminių Anglijos rodiklių, tai yra darbo rinkos rodikliai, vidutinis atlyginimų augimo rodiklis. Šiaip pagal pačius, sakykime, duomenis, ką matėme iš paslaugų, iš gamybos sektoriaus, darbo rinkos rodikliai greičiausiai bus tokie, na, daugiau vangus, nebus kažkokio didelių pasikeitimų, nei gerėjimo, nei blogėjimo prasme, tas pats išlaikytas situacija, kokia ir bus. Tai turėsime ir, reiškia, vartojimo rodiklius taip pat iš Anglijos skelbiami ateinančią savaitę, retail sales, tai būtent bus ketvirtadienį šitą naujieną, tai labai daug priklausys nuo vidutinio atlyginimo rezultatų, ar galima tikėtis geresnių ar blogesnių. Tai, sakykime, vienareikšmiškai kol kas tik tai pardavinėti Anglijos svarą, galvoju, kad nereikėtų, techniškai reikia žiūrėti į pozicijas grafikuose, kurias mes ir apžiūrėsime. Anglijos duomenys, sakykime, šiuo metu netiek yra svarbus ir greičiausiai ta tendencija, kad rinka nelabai juos reaguos, kol neįvyko referendumas ir, sakykime, bet kokį didesnį pakilimą su svaru būtų galima panaudoti pardavimo paieškoms. Aišku, Australijos ir Naujosios Zelandijos centriniai bankai praėjusią savaitę taip pat pasisakė aiškiai, kad neketina artimiausių metų mažinti palūkanų normų, tas yra iš tikrųjų labai svarbu ir ateinančią savaitę turėsime Australijos darbo rinkos rodiklius. Na, žiūrinti paslaugų ir gamybos sektoriaus duomenis, matosi šiek tiek, kad buvo prarasta darbo vietų iš abiejų sektorių, dėl to galima tikėtis prastesnių šiek tiek rodiklių. Kaip tik pirmadienį iš karto naktį bus Kinijos pramonės produkcijos rodikliai, jie per daug didelės įtakos žaliaviniams valiutams jau neturės, jau, sakykime, iš Kinijos buvo paskelbti pagrindiniai rodikliai, kurie, nėra tokie, sakykime, džiuginantis ir tas labai įtakoja žaliavų kainos smukimą, tarkim, vario kaina ir vėl artėja prie tos kritinės $2 už poundą, reiškia, ribos. Na ir tas, aišku, neigiamai veikia žaliavinė valiuta, ypatingai Australijos dolerį. Žiūrint Naujosios Zelandijos doleris, jisai yra mažiau jautrus, reiškia, tam Kinijos rizikai, tai yra vis dėlto minkštųjų žaliavų eksportuotoja, bet Naujosios Zelandijos doleris, jisai, kaip žinia, koreliuoja su Australijos doleriu. Taip pat turėsime tokį rodiklį iš Anglijos, tai yra Anglijos infliacijos rodiklis, infliacijos pokytis. Jeigu infliacijos didėjimo tendencija išsilaikys Anglijoje, tai šiaip iš principo Anglijos duomenys nėra labai blogi. Jeigu įvyktų, sakykime, referendumas be kažkokių didelių stebuklų ir Britai pasiliktų Europos Sąjungoje, vis dėlto nuspręstų, tai iš tikrųjų optimizmas, kas link Anglijos svaro, gali grįžti į rinkas, nes, na, sakykime, tai gali būti antras bankas po, sakykime, Amerikos centrinio banko, kuris gali pradėti palūkanų normų didinimo ciklą. Aišku, metinė infliacijos augimo pagreitis turėtų pasiekti kokius 0,7, 0,8, gal arti 1%, kad jau anglai pirmą kartą galėtų, reiškia, pradėti palūkanų normų didinimą. Primenu, kad Amerika pradėjo palūkanų normas didinti, kai praeitų metų gruodžio mėnesį, kai infliacija siekia 0,4%, bet buvo matoma ryškiai augimo galimybė, tendencija augimo. Ir tai nebuvo, sakykime, prašauta, nebuvo kažkokia klaida. Matom, kad infliacija iš tikrųjų Amerikoje po truputėlį didėja. Tai toliau, sakykime, turime tokį dalyką, kad ateinančią savaitę Japonijos centrinis bankas taip pat pasisakė, Šveicarijos centrinio banko pasisakymai. Na, Japonijos centrinis bankas tikėtina, kad gali pagerinti bendro vidaus produkto augimo prognozes, apie tai kalbėjo pastaruoju metu centrinis bankas. Ir aišku, gali įspėti rinkas apie tai, kad jeigu, sakykime, Brexito atveju, sakykime, būtų didelis Japonijos jenos stiprėjimas, gali kištis į rinką ir vykdyti, reiškia, valiutinę intervenciją. Lygiai tas pats ir Šveicarijos centrinio banko palūkanų normų paskelbimas. Žinoma, kad niekas nesitikė kažkokių tai palūkanų normų pasikeitimų, tačiau, na, Šveicarijos bankas puikiai supranta, ką gali sukelti Brexitas. Jeigu įvyktų Brexitas, puikiai supranta Šveicarijos centrinis bankas, kas gali atsitikti euro-franko kursui, svaro-franko kursui. Tai gali atsitikti panašus dalykai, sakykime, kaip ir buvo 2015 metų sausio mėnesį, toks nesustabdomas franko brangimas.
Na ir greičiausiai bus įspėta rinkos, kad yra paruoštos, sakykime, irgi tam tikros priemonės, valiutinės intervencijos ir panašiai. Anglijos centrinio banko konferencijos metu kažkokių tai pasikeitimų didelių neturėtų būti. Tiesiog Anglijos bankas vėlgi greičiausiai įspės rinkas, ką darys, jeigu būtų Brexitas. Ir dabar pastaruoju metu greičiausiai nebus kalbama apie jokius pokyčius monetariniai politikai, kol nepasibaigė šis svarbus įvykis, kuris jau bus po savaitės. Taigi rinkoje pakankamai gausų naujienų pranešimų iš tikrųjų bus, manau, tikrai ką veikti. Pradėsiu apžvalgą gal nuo dolerio Kinijos juanio kurso, kurį irgi pastaruoju metu seku. Iš tikrųjų šita pora pakankamai įdomi kuo, dėl to, kad, sakykime, Kinijos centrinis bankas potencialiai vienas taip pat iš tų bankų, kuris gali dar papildomai devalvuoti Kinijos juanį, kadangi matome, kad Kinijos eksportas praėjusią savaitę pasirodęs prekybos balansas rodo, kad eksportas ir toliau reiškiasi, yra nuosmukio zonoje, ir Kinijai greičiausiai reiks imtis papildomų stimuliavimo programų, reiškia valiutos devalvacijos tam, kad skatinti eksportą, nes eksporto nuosmukis jisai aišku priveda prie bendro vidaus produkto smukimo, kuris pakankamai stačiai krenta nuo buvusių, sakykime, dviženklių skaičių, dabar turime 6,7%, ir kaip minėjau, kad Kinijos ekonomika transformuojasi iš būtent investicijomis paremtos ekonomikos į vartotojišką daugiau ir būtent apie 6,5% yra reikalingas bent jau BVP augimas tam, kad reiškiasi pasiekti šį tikslą. Jeigu šis augimas bus lėtesnis, tai gali privesti prie sakykime, didesnės finansų krizės ir aišku, Kinijos centrinis bankas stebi tą situaciją, gali būti, kad, žinoma, bus devalvacijos valiutos dar ne viena, dėl to šitoje poroje korekcijų atveju, čia, sakykime, didesnių korekcijų atveju stebėčiau pirkimo pozicijų dolerio su Kinijos juanio, reiškia, poroje. Aišku, rinkoje dabar vienas iš pagrindinių instrumentų, į ką reikėtų aplamai stebėti ir kas labai stipriai koreliuoja su valiutomis, tai yra būtent 10 metų JAV bondų grafikas, tai bondų kaina prasimušė pro svarbų lygį 131, važiuoja toliau į viršų link 133, ir kainai kylant, obligacijų pajamingumas mažėja, ir tas, aišku, neigiamai veikia pirmiausia S&P 500 indeksą, kuris labai gražiai reiškiasi atidirbo kritimo perspektyvą ir pasiekė, galima sakyti, pardavėjų tikslus jau penktadienį, 2,086, gražus yra palaikymo lygis, kol kas prisirišti prieš tai šitos krentančios krypties nereikėtų, vėlgi dvipusio judėjimo išlieka tikimybė, kadangi bondai taip pat yra pasipriešinimo teritorijai, dar yra vietos, sakykime, pakankamai rimti pasipriešinimai ir ties 132 ir ties 133, dėl to S&P 500 indeksas, žinoma, jis yra ir toliau stipraus pasipriešinimo teritorijoje, nėra trendinė aplinka, dėl to nereikėtų vytis rinkos, su pardavimais geriausia prekiauti yra nuo ryškesnių, reiškia, atšokimų, korekcijos atveju link 2100, tarkim dabartiniai techniškai perspektyvai žiūrint, jeigu rinka prasimuštų pro 2,082, vėlgi grįžimas į intervalą tarp 2,082-2,020, geriausia nesivyti rinkos tokio scenarijų metu ir tik tai po didesnių korekcijų ieškoti sell pozicijų, žinoma, pelno nuostolio santykis jau čia turėtų būti 2:1, 3:1 ir daugiau, kadangi pozicija yra vis dėlto prieš trendą ir reikėtų prieš ilgojo laikotarpio trendą ir reikėtų pelno nuostolio santykį naudoti itin, sakykime, didelį, norint šitoj perspektyvai, reiškia, turėti rezultatą. Kitaip tada nėra prasmės eiti prieš tą didįjį trendą, kurį turim grafikuose. Ir aišku, 10 metų bondų grafikas, S&P 500, Nikkeijaus indeksas, jisai neigiamai veikia dolerį Japonijos jeną. Doleris Japonijos jena poroje kritimas, jisai pasiekė svarbę palaikymo zoną ir, sakykime, kritimas kol kas negalima vadinti krentančių trendų, krentanti banga intervaliniai prekyboje ir, sakykime, kol kas 10 metų JAV bondų diferencialas, pajamingumo diferencialas, jeigu lyginsim 10 metų amerikietiškas obligacijų pajamingumus su japonišku obligacijų pajamingumu, tai bondų kaip tik diferencialai šiuo metu yra palaikymo teritorijai, svarbaus palaikymo teritorija, jeigu ją prasimuš, gali prasidėti didesnis kritimas, kaip ir techniškai doleris jena yra palaikymo zonai tarp 106.30, 105.50, svarbi palaikymo zona, ir jeigu ją prasimuštų, atsivertų kelias jau link šimtuko, tai yra tokia kritinė riba, kuri, būtų labai,
sakykime, skausminga Japonijos centriniam bankui ir bendrai Japonijos infliacijos didėjimui, kadangi brangstant valiutai, infliacija toliau greičiausiai mažėtų ir tai reiškia tolintų toliau centrinį banką nuo savo tikslo. 2 procentų infliacijos augimo tikslas šiuo metu yra. Japonijos toks užsibrėžtas mandatas po daugelio metų pagaliau pasiekti infliacijos augimą, ko kol kas nepavyksta pasiekti. Tai kol kas doleris Japonijos jena poroje, aišku, artimiausiu metu taip pat ir tos Japonijos centrinio banko intervencijos yra tikėtinos. Papildomų monetarinių stimulų kol kas neplanuoja skelbti Japonijos bankas, tačiau prieš Brexitą iš tikrųjų rinkos ir po truputį gali būti tam tikri įspėjimo signalai duodami rinkoje, lygiai tas pats, kas buvo, sakykime, čia dabar nepamenu, kurioje teritorijoje, bet man atrodo, čia vasario mėnesį, kada kaina pasiekė, reiškia, 111 teritoriją, tai yra svarbi teritorija bankų, iš karto centrinis bankas išsikišo su intervencija. Štai čia buvo vasario mėnesį, iš karto pasiekus svarbų lygį, per vieną žvakę turėjom 200 punktų kilimą, tai yra centrinio banko nedidelė intervencija. Tai kol kas, sakykime, dolerio jenos poroje prisirišti tik prie kritimo krypties, manau, tikrai nebūtų tikslinga. Laukčiau kainos paspaudimo iki teritorijos tarp 106.30-105.50, meškų išsikvėpimo signalų atveju, buy low pozicijų, pirkimo dugnosios su 2:1 pelno nuostolio santykiu. Pakilus kainai tik tais nuo geriausio pasipriešinimo iš tikrųjų būtų logiškiausia žiūrėtis pardavimo pozicijų, vėlgi pelno nuostolio santykis reikėtų laikyti ne mažiau kaip 2:1. Toksai auksas iš tikrųjų gražiai atidirbinėja kilimą nuo 1200, kaip ir buvau minėjęs senesnėse apžvalgose, kad kol 1200 lygis nėra pramuštas, apie didesnį kritimą nereikėtų galvoti. Kritimas atidirbo, reiškia krentanti banga intervale ir turėjome gražų apsisukimo, tikrai technišką signalą apsisukimo. Dabartinis kilimas vėlgi negalima sakyti, kad tai yra kylantis trendas, lygiai tas pats intervalinės prekybos kontekstas lieka. Į tokius komentarus, kad Sorošas nupirko aukso, ten tarkim, reikėtų žiūrėti atsargiai. Jau jisai nupirko, jau reiškia prieš tai nupirko, auksas kyla ne dėl to, kad Sorošas nupirko auksą. Tiesiog bendrai yra tas sentimentas, saugumo paieškos ir kapitalas keliauja, kaip matėte, iš akcijų rinkos į bondus, iš bondų, reiškia, Japonijos jenos brangimas tą įtakoja, aišku, riskofą, paskui turime aukso brangimą, toksai ieškojimas, kur padėti kapitalą iki Brexito. Tai su auksu kol kas prisirišti tik tai prie kilimo krypties nereikėtų. Daug dvipusio judėjimo toliau, didesnio time frame grafikuose, vis dėlto, tarkim, mažesniuose grafikuose, kaip po valandiniam arba 15 minučių, didesnių korekcijų metu, žinoma, šiuo atveju jau kaina esant prie pasipriešinimo lygių reikėtų laukti didesnių korekcijų. Tai šiuo atveju iki 1.265, 1.255 žiūrėčiau pirkimo pozicijų su 2:1 ir didesnių pelno nuostolio santykių. Kol kas, sakykime, apie pardavimo pozicijas, siūlyčiau tik tais galvotis ties 1300. Sentimentas auksui kol kas yra iš tikrųjų teigiamas. Euro dolerio poroje vėlgi kritimas, jisai kaip ir prognozuota, tikrai reiškia gražiai atidirbo, nuo kanalo reiškia pasipriešinimo zonos, prasidėjo kritimas, kylimas tai tikrai nebuvo kylanti tendencija, prie kurios reikia ryžtis ir šiuo metu techniškai vėlgi kritimas tai nėra krentanti tendencija, reiškia, daug yra dvipusio judėjimo toliau grafike ir, sakykime, dabar, jeigu tik tai prasidėtų risk-off sentimentas, rizikos netoleravimas didesnis sentimentas, euros doleris poroje kaip tik gali, reiškia, būti kilimas, dėl to, kad euros doleris yra kaip ir funding currency, eurui taikomos yra neigiamos palūkanos, tai iš tikrųjų euro dolerio poroje laukčiau kritimo iki zonos tarp 1.175, 1.150 ir, reiškia, pirkimo pozicijų su 2:1 ir didesnių santykių. Apie pardavimus galvoti reikėtų tik tais po didesnių korekcijų, logiška būtų ties 1.1320, bet vytis rinkos šiuo atveju nereikėtų, nes tai nėra iš tikrųjų trendinė aplinka, greičiausiai bus toliau daug dvipusio judėjimo. Euras GBP pora atidirba, reiškia, pirkėjų tikslus, pasiekė svarbę pasipriešinimo zoną ir rinkos atidarimo metu kainos kilimo atveju link 7.920, stebėčiau pardavimo pozicijų su 2:1 santykių, kritimo atveju nereikia vytis rinkos, tikrai galima didesnė korekcija. Tai yra būtent tokia prekyba būdinga volatilios rinkos sąlygoms ir čia, sakykime, visą laiką reikia patirties pagauti bangų ekstremus. Tas yra svarbiausia. Jeigu rinka prasimuštų pro 7.920, vėlgi vis tiek nesivėjam rinkos ir tik po didesnių korekcijų būtų galima žiūrėti pirkimų iki 8.150,
o pasiekus svarbiausias pasipriešimo zonas vėlgi į pardavimus. Australijos doleris poroje turime, reiškia, kritimo tendenciją, reiškia, tokia daugiau ilgesnio periodo kritimo tendencija savaitinėme grafike, dieninėme grafike turime intervalinio judėjimo kontekstą, 4 valandose rinka kaip ir pabaigė kylantį mini trendą, dabar pakilimo atveju link 7,450 būtų galimi žiūrėtis pardavimo pozicijos, nukritus iki 7,320, 7,300, na jau šitoje zonoje žiūrėčiau ir pirkimo pozicijų vėlgi su 2:1 sąlygiu. Tai taip, kad ateinančią savaitę galvoju, kad būtų galima suprekiauti Australijos dolerį į dvi pusės. GBP USD poroje pagaliau rinka prasimušė pro tą intervalą, vieną iš intervalų, kuriame judėjo pakankamai ilgą laiką, bet tai nereiškia, kad rinka perėjo į pilnai trendinę aplinką. Aplinka toliau reiškia lieka netrendinė, labai volatiliai, jau nuo vasario mėnesio turim volatilumą, kur reiškia į dvi pusės, dėl to jokių būdų nesivyti rinkos ypač po tokių reiškia didelių meškų barų. Netgi rinkos atidarimo metu kritimo atveju žemiau dugno, paprastai būna tokiose situacijose spastai meškoms, stebėčiau buy pozicijų ir tik tai po didesnių korekcijų iki 1,4400, tarkim, artimiausių metų stebėčiau pardavimo pozicijų. Ateinančią savaitę nemažai iš Anglijos pranešimų, jeigu pamatytumėm didesnį Anglijos svaro kilimą, tarkim, iki 45.00, vėlgi, tada jau tik tais nuo ekstremum viršutinių sell high. Jeigu po naujienų vėlgi rinkos kritimas didesnis, galimi staigus pelnų fiksavimais ties svarbiausiais palaikymais ir laukti didesnių korekcijų tam, kad užeiti į sell yra logiškesnis scenarijus šiuo metu rinkoje. Tai tokios mintis dėl ateinančios savaitės, na ir po ateinančios savaitės jau pasižiūrėsime, ko galime tikėtis iš Brexito referendumo Britų, aptarsim tas visas galimybės, sėkmingos prekybos visiems, valdykite riziką, įvertinkite dabartinį rinkos kontekstą, kad tai yra būtent daugiau volatilesnė rinka, dėl to reikalinga daugiau prekiauti nuo ekstremumų, nesirišant prie vienos tendencijos, nėra labai tendencingų instrumentų šiuo metu, na ir aišku, sėkmės visiems.